Kolegos, prieš 3 dienas kalbėjau su Sakartvelo parlamento pirmininku ir mes turėjome galimybę išklausyti jo nuomonės. Aš paprašiau jo, kad jis prisijungtų prie mūsų ir jis šiandien yra su mumis. Ir aš norėčiau suteikti žodį Sakartvelo parlamento pirmininkui, kuris prie mūsų prisijungė. Pone pirmininkė, turite 7 minutės. Ponios ir ponai, norėčiau padėkoti už galimybę prisidėti prie jūsų diskusijos ir papasakoti jums šiek tiek daugiau informacijos apie dalykus, kurie buvo taip pat ir stigmatizuojami. Aš suprantu, kad įvykiai Sakartvele kelia nerimą daugeliu valstybių pasaulyje. Mes siekiame sprendimo šiam stiprėjančiam iššūkiui, siekiant užtikrinti saugumą ir Sakartvelas čia nėra išimtis, mes siekiame sprendimo šioje situacijoje, siekiame, kad būtų mažinamas susipriešinimo Sakartvele. Mes susidurėme su įvairiais iššūkiais greta tos susidariusios padėties šalyje. Valstybės institucijos turi užtikrinti skaidrumą ir piliečiai turi žinoti, kas už ką yra atsakingas. Tiek valstybės institucijos, tiek politinės partijos, tiek valstybės tarnautojai, tiek nepelno siekiančios organizacijos turi veikti skaidriai. Nuo praėjusių metų buvo taikomas savanoriškas mechanizmas siekiant didesnio skaidrumo. Siekiant didinti skaidrumą buvo priimti tam tikri praktiniai sprendimai. Ponios ir ponai, mus nuolat erzina vis didėjanti stigmatizacija. Nuo pat pradžių įstatymas buvo vadinamas kaip rusiškas įstatymas, kas didino visuomenės nepasitenkinimą. Tačiau mes siekiame taikyti geresnius, stipresnius standartus. Įstatyme nėra kalbama apie užsienio agentus. Mes siekiame pasirūpinti, kad mūsų šalyje nebūtų daroma įtaka iš užsienio. We have studied the practice of the European Court of Justice and European Court of Human Rights, and this law is compatible. Šis mūsų įstatymas atitinka tarptautinės teisės standartus. Taikomi griežti standartai užsienio finansavimui iš užsienio. Fondų kontrolės reikalavimai ir šis įstatymas neapriboja teisėtos organizacijų veikiančių šalyje veiklos. Sakartvele visos organizacijos galės laisvai veikti, net ir priėmus įstatymą.
to declare annual finances if their foreign funding is more than 20%. Natural persons are Jeigu not jų subject to the law. finansavimas iš užsienio neviršys 20%, jos neturės deklaruoti, There is no jog yra other finansuojamas lesser iš obligation užsienio. on transparency in any Kitų, other legal jurisdiction jokių kitų across the griežtų globe. reikalavimų šis įstatymas netaiko Foreign influence organizacijoms. level of responsibility and accountability of non-profit organizations. This improvement will improve the integrity of the political and electoral system in Georgia. Tokiu būdu mes galėsime, priėmę šį įstatymą, gerinti Public policy making. viešosios politikos kūrimo procesą. Stengiamės, kad būtų laikomasi proporcingumo principų. Mes negalime suprasti, kaip skaidrumas galėtų būti laikomas nedemokratiniu, neeuropietišku principu. Todėl prezidento veto yra sveikintinas ir tas įstatymas galiausiai turėtų įsigalioti. Sakartvele dezinformacija nėra naujiena. Vienas iš tokių atvejų tai buvo susijęs su bausme skirta Sakašviliui. Tokių su tuo susijusių mitų buvo ne kartą išsakyta įvairiose rezoliucijose, net ir Europos taryba yra priėmusi rezoliuciją, kurioje nėra vadovaujamasi teisingais politiniais argumentais. Todėl mes siekiame kovoti su dezinformacija ir tokiomis panašiomis rezoliucijomis. Georgia and its institutions are maturing on their democratic consolidation path. I'm confident that much like all previous cases of disinformation campaigns, the time will show only one thing about the law. Mes siekiame kovoti su dezinformacijos kampanijomis ir mūsų tikslas užtikrinti politinį, ekonominį saugumą ir stiprinti Sakartvelo atsparumą atsižvelgiant į esamas grėsmes. Mes siekiame konstruktyvaus dialogo ir tinkamai vertinti kritinės pastabas. Dėkoju, kad esate kartu su mumis ir dalyvaujate kartu su mumis šiame posėdyje.